Kokią svarbią istoriją koncerte papasakojo Eros Ramazzotti? Kuo ištikimiausius gerbėjus savo naujausiame albume nustebino Harry Styles? Kuo dainuose apie šou gyvenimą pasidalino Taylor Swift? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Antrą Velykų dieną, balandžio 6-ąją, itališkos muzikos gerbėjai rinkosi į Kauno Žalgirio areną, kurioje savo pasirodymą surengė garsusis Eros Ramazzotti. Susirinkusiems gerbėjams italų atlikėjas pristatė naująją savo koncertinę programą Una Storia Importante. Koncerte susijungė didžiausi Eros hitai, kuriuos moka kone visas pasaulis, taip pat ir nauji kūriniai. 16 studijinių albumų, visiškai išparduoti turai Europoje ir visame pasaulyje, daugybė apdovanojimų bei įvertinimų. Eros Ramazzotti neabejotinai yra vienas sėkmingiausių Italijos atlikėjų. 2001 metais atlikėjas pirmą kartą koncertavo Lietuvoje, antrąjį kartą 2010 balandžio 6-ąją Eros Ramazzotti pasirodymą surengė tuometinėje Vilniaus Siemens arenoje, kur susirinko apie 6000 klausytojų. Koncertinėme ture po Baltijos šalis Eros pristatė naujausią savo albumą Ali e Radici. Keletą metų kurta garsiausiose pasaulio įrašų studijose, bei laikoma vienu brandžiausių atlikėjo darbų. Scenografiją dainininko koncertams parengė Kanados cirke Cirque du Soleil dirbantys meistrai. Scenoje atlikėjas pasirodė vilkėdamas italų mados dizainerių Dolce & Gabbana kurtus kostiumus, o kartu su dainininku į Vilnių atvyko 80 žmonių. 2019 metais, spalio 18 dieną Ramazzotti surengė dar vieną koncertą Lietuvoje. Pasirodymas, vykęs Kauno Žalgirio arenoje, buvo įtrauktas į pasaulinės gastroles Vita čia ne, kurių metu atlikėjas pristatė tų pačių metų lapkričio 23 dieną pasirodžiusi naujausią albumą. Eros Ramazzotti dainos tapo Italijos muzikos istorijos dalimi ir yra mėgstamos visame pasaulyje. Per savo karjerą vyras pardavė daugiau nei 80 milijonų įrašų, o jo kūriniai perklausyti daugiau nei 3 milijardus kartų. Kiss All the Time, Disco Occasionally, ketvirtasis studijinis Harry Styles albumas, išleistas 2026 kovo 6 dieną. Albumą išleido Columbia Records. Kiss All the Time, Disco Occasionally, gyvybingas pop-disko įkvėptas pasaulinio garso pop atlikėjo Harry Styles albumas, kuriame šiuolaikinės pop dainos derinamos su retro disko ritmais, švelnaus roko tekstūromis ir nušlifuota modernia produkcija. Šis albumas tęsia Styles evoliuciją kaip solo atlikėjo, tyrinėdamas romantikos, naktinio gyvenimo, saviraiškos ir emocinio pažeidžiamumo temas per ryškias melodijas ir atmosferinę instrumentuotę. Vos pasirodęs, albumas šturmavo pirmąją vietą oficialiame albumų tope, tapdamas ketvirtuoju Styles albumu, pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinės karalystės oficialiame sąraše. Dainas Harry Styles kūrė kartu su ilgamečiais kolegomis Kid Harpoon ir Tyler Johnson, prodiuseriais, kurie atliko svarbų vaidmenį formuojant Styles solinį skambesį ankstesniuose projektuose. Remiantis Official Charts Company duomenimis, Kiss All the Time, Disco Occasionally per pirmąsias 7 dienas buvo parduota daugiau nei 183 000 kopijų. Naujasis dainų rinkinys prisijungė prie kitų atlikėjo albumų Harry Styles, išleisto 2017 metais, ir Harry's House, išleisto 2022. Naujasis pardavimų rekordas gerokai viršija Harry's House pirmosios savaitės rekordus, kuris išleidimo metu buvo parduotas 113 000 kopijų tiražu. Su Kiss All the Time, Disco Occasionally, Harry Styles pirmą kartą per beveik 10-metį pasiekė didžiausius vyrų solo atlikėjo išleidimo savaitės pardavimus ir aplenkė Ed Sheeran, kuris tokį patį titulą gavo 2017 metais už albumą Divide. Naujausias Taylor Swift albumas The Life of a Showgirl buvo išleistas 2025 m. spalio 4-ąją. Albumą išleido Republic Records. The Life of a Showgirl – tai 12 dainų, 41 minutės odisėja, kurioje šlovė paverčiama teatru, o pažeidžiamumas blizgučiais.
Įrašas, kuriame dera pop, lengvasis rokas ir kinematografinis pasakojimas iš naujo apibrėžia šou merginą kaip atsparumo ir autentiškumo simbolį. Albumas sukurtas kartu su ilgamečiais Taylor Swift kolegomis Max Martin ir Shellback. Teatrališkas pasakojimas, žymėdamas naują spindintį skyrių Swift muzikos evoliucijoje, perteikia įtampą tarp spektaklio ir nuoširdumo, švenčia atlikimo magiją ir kartu susiduria su pažeidžiamumu dėmesio centre. Pagrindinis singlas The Life of a Showgirl, įrašytas kartu su Sabrina Carpenter, yra albumo, kuriame gausu kinematografinių akimirkų nuo orkestrinio kūrinio The Fate of Ophelia iki hipnotizuojančio kūrinio Opalite viršelis. Kiekvienas kūrinys atskleidžia kitą atlikėjos pusę blizgučiais nušviestoje istorijoje apie šlovę, moteriškumą ir kūrybinį išlikimą. Official Charts paskelbė, kad vos po 3 dienų nuo oficialiųjų topų savaitės pradžios Taylor Swift užsitikrino didžiausią albumo išleidimo savaitę per visus 2025 metus. Naujausias Taylor Swift studijinis albumas jau pasiekė stulbinamus 304 000 pardavimų, pranokdamas jos ankstesnio albumo The Tortured Poets Department skaičius, kuris per pirmąją pilną savaitę praėjusiais metais pasiekė 270 000. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!